bus kontento. Sveiki atvykę į naują video vlogą. Keliaujam ten, kur buvom 100 kartų, keliaujam vėl į Dubajų, bet aplankysim 2 naujus ir labai prabangius viešbučius, kuriuose gyvenime nesu buvęs. Vienas iš vis naujas atsirado ir skaitosi kaip ir geresnis negu Adrias Kaivių. O pagrindinis tikslas tai varau į Baibitą susitikti su kolegom. Gavau kaip ir tokį mini darbą iššvietimą, nes kas žino, kas nežino, aš esu Baibito partneris Lietuvos ir man reikia per ateinančias 24 valandas tenai atsirasti, tai vėl skirisim verslo klase, nes ilgas persėdimas ir noriu įsimiegot, tai kimbam ir šoksim dar su parašiutu, nu žodžiu, bus kontento. Taigi gavome pirminį maistą iš Vilniaus į Stambulą. Nu, toksai kažkoks, bet atneš dar lašišos, dar čia kažką bus dar čia aliuko, visa kita. Tai ir pagrindinis patiekalas, kuris vienintelis yra valgomas. Valgomas ir skanus. Ir dar šitas bus gardus tiksliai. Nu bent tikiuosi, kad pyragėlis bus skanus. Nežinau, bet esam šią akimirką Turkijos oro uoste, nuėjom į Burger Kingą, užsisakėm 2 burgerius ir 1 kolą didelę, sumokėjom karočią €100, štuką 401 lirą. Čia ne šaibos esmė, bet tipo, kaip galima, nu, nesuvokiama. Bet už 5 minučių gaudom skrydį į Dubajų, tenai bus normalūs jau karočią verslo klasės biletai, normalios vietos, nes kai skrendi iš Vilniaus į Turkiją, tai tenai, nu taip, nėra labai jodohoje vietos, galima atsilošti, bet kai skrendi iš Turkijos į Dubajų, jau ten gali vapšė pakristi, atsigultų, užmigti, ten visokie kitai viskas atneš. Čia ta paukščių kalba šneka, aš nieko nesuprantu. Čimčam, 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 čom. Kamerai liko 1%, tai nežinau, ar spėsiu iki galo nusileisti. Jei ką, susitiksim Dubajų šaiką. O, ir viskas nusileido. Всё, PC sapą. Tai esu viešbutį, esam Beach Resort adres. Čia 7-7 aukštai yra baseinas, žodžiu, viską aprodysiu vėliau. Dabar tik pasidėjau daiktus, iš karto varau į banką, reikia atsimti kortelę. Žodžiu, yra reikalų, kurių nenoriu atidėlioti paskutiniai dienai. Biški neprotingai pasirinkau vieną dalyką, tai reikėjo pirmą varyti ne į Mariną, o į Business Bay, nes dabar būsim Marinoj ir po to varysim į Business Bay. Tai reikėjo biški atvirkščiai daryti, nes visi reikalai tenai, tai dabar su taksiu 5 minutės lėksiu. Tokios ir tokelės. Tai viskas su banku susitvarkiau greitai, čia parašiukas, štampukas, viskas greitai susitvarkė. Kortelę per 4 darbo dienas pristato, vapšien, čia ant taip veikia kurjeriai. Tau paskambina tiesiog, pasakai, kur tu esi ir tau atveža. Nesvarbu kur, tu kokiam viešbutį, kokioj lokacijoje esi, paskambini ir tau atveža. Tai dabar atgal varom į Mariną, toks vaizdelis. Dabar reikia šaibų nusimti, nes kažkur taksioras, kuris mane vežė, laukia. Už 200 dirhamų parveš atgal, tai 200 dirhamų yra čia apie 5 eurų, apie 5 eurų taip. Ar tokio dalyko nesu matęs, tipo bankas įkiši savo kortelį ir meta, kad šitas bankas skirtas tik tai tipo šito banko vartotojams ir neskaito jokių kitų kortelių. Nenoriu žmogaus ir pavesti, šiaip tai įsikviečiu tiesiog Uberį ir išlėkčiau, bet nenoriu dabar žmogaus pavesti ir tiek. Tai keliaujam ir pažiūrėsim, ar aš jį surasiu apskritai. Keliavom dabar pavalgyti į Blue Waters. Jeigu esi Marino, jaučiu geriausią vietą į pavalgyti. Ne geriausią, tai tasai Zuzu. Dar parodysiu aš jums, kur labai pigu pavalgyti Marino ir labai gardu. Antiek rūkas, kad nieko nesimato, tipo antiek karšta ir tu išeini vakare, kad net kamera viskas rasojo, net šita kamera, man rodos, jo, net kamera šita buvo užrasojus, viskas rasoja, net nu nieko visiškai nesimato. Kai žiūrėjau senesnius vlogus, tai tarkim, kai leidom Dubajui 20 000 eurų. Tai nuo pigiausio iki brangiausio viešbučio tikrai matėt, kaip viskas atrodo. Dabar rūkas, bet gerai atrodo. Nu, tipo, taip. O čia mūsų viešbutis už nugaros mano. Va čia, va, ten viršų yra baseinas. Rytoj aš jums nufilmuosiu, parodysiu, viską pamatysit. O keliaujam tenai. Atėjom į lokaciją, bet problema, kad nedaro su kokteilių šou, nes tipo belia kaip karšta ir nėra tiek daug žmonių, kad čia tipo paspurtų jie. Kažkuriam video blogė yra jau įkelta, tai kas žino, tai toj parodysiu aš jums baseiną. O tą 29 dieną šoksim su parašiutu. Nešia vieną liuką. Cheers. Ir žinau, yra gatvinių mėgstamiausias gėrimas. Frontera. Ten geria babšė, naugrandinė, ten kur su benzinu maišytas iš Maksimo. Kai šaibų neturėdavom, karočią, pysdavomės ir muskatą. Net nupurtą pagalvojus. Gyvai ant vietos guacamole daro. Thank you. Tik iškepta guaca ir načos. Ir toks.
Ir ką, skanaus, jaučiu, aliukas kainuoja tiek, kiek šavarma ir načos sudėjau. Tai bendrai buvo 314 dirhamų arba beveik 8 eurų ir palikta arbatos 12 eurų. Labas rytas, šiandieną darysime tai, ką aš jums pažadėjau padaryti jau senai. Kilsime į 77 aukštą, pažiūrėsim iš viršaus viską. Dabar mes čia, ką jūs matote pro langą, esam 11 tik tai aukšte, tai dar pakilsim šiam 6 aukštais į viršų. Dabar esam, kaip minėjau, 11 aukšte ir kilsime į 77 aukštą. Taigi, kad atsirasti 77 aukšte prie baseino, reikia daryti 3-4 persėdimus daryti. Tai dabar mes leidžiamės iš 11 aukšto į lobį, tada einam į kitą liftą, darom persėdimą, užkylam, darom persėdimą ir atsirandam lokacijoje. Taigi, ką aš dar pastebėjau, čia yra tokie promotionai, čia visokios kainos surašytos ir vienas iš promotionų yra, kad už 200 dirhamų gali 2 valandas gerti kiek nori Aperol Spritzų. Tai varysim patikrinti, pabandysim sumušti rekordą, nebent bus tai nealkoholiniai gėrimai, tada nesivelsiu tikrai aš, bet už 200 dirhamų tai čia yra, jeigu neklystu, apie 5 eurų galima sakyti, už 5 eurų 2 valandas gali smaugti kiek nori Aperol Spritzų. Jie turbūt, kadangi čia vis tiek yra Jungtiniai Emiratai, tai jie nematė, žinai, bet čia yra daug rusų, jie tikrai turėjo, bet vienas rusas ateit, kur kokį ten pidisoką per Spritzų, bum, 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 ir tada jį išneša. Tadum. Hello. Šiandieną daug gražesnis vaizdas, daug gražiau viskas. Tai va, čia tasai baseinas, bala, baseinas, visas miestas matėsi viskas po debesim. Nemeluosiu, mes vakar čia buvom, tai kaip minimum po 200-300 eurų čia įsileidžia išsimėto, nes kokteiliukai viskas po 5 eurų karočią kainuoja. Va čia papuošia palanų, paruošia palatieną. Čia kaip visur, nieko tokio kažkokio nėra, bet žiauriai karšta. Ir šiaip plius kem, hello, plius kem ir dar 77 aukšte, tai koks plius šiam. Viso, aš jau įsirengiau, su nuogu užpimpeliu, juokauju, blemo, aš nėra geras tikrai vaizdas. Viskas žiauriai gerai matosi ir atneša čia tokį vat. Begą su vandeniu, iš ledų ir rankšluosčiais. Nežinau, ar jau matysis, bet tenai vat karočiai yra žalia vieta, va, matos truputėlį, vat. Tenai vat yra žalia vieta. Tai 9 dieną tenai varysiu, šoksiu su parašiutu, ten iš dangaus šoksiu ir tenai leisiuosi. Bus kontento. Truputį karočią bijau. Čia gavau, dabar nepamenu kokią progą, bet padovanojo man mergytę, bet truputėlį bijau, nemeluosiu. Bijau, bet turiu apsimest, kad nebijau. Kad aš bachuras esu. Bet intensyvų bus. Taigi keliaujame dabar į Cheese Factory. Čia kažkoks restoranas, ten yra ir maisto normalaus, ir nenormalaus, ir cheesecake'ų, ir steikų, visko yra. Tenai pavalgom ir tada varysim į naktinį baseiną. Rytoj turėtų pristatyti kreditinę kortelę, turiu pristatyti kažkada dar ir čia man laikrodžių porą. Ir let's see. Tai va, ką tik įsitraukiau kamerą, tai va toksai vaizdas būna, kai įsitraukiu tik kamerą, viskas yra užrasoję. Yra visiškas vaizdas kaip saunoj, o dabar mes turime tokį vaizdą ir einam toliau į savo Cheese Factory. Dar pavalysiu kamerą kartelį. Opa, nice. Čia matome mūsų baseiną, ant pačio viršaus čia mūsų viešbutis. Tai tokio, va, jisai dydžio. Keliaujam, viskas užrasoja, užrūkia. Vau, viva. Kaip čia pasakius, prilėsiau kaip gyvulys, nežinau kaip grįšiu į viešbutį, bet grįžtu, miegot, ryt šokam su paračiutu, į baseiną ar vakarinę eisim, drįsčiau abejot. Bet viskas priklauso nuo kelionės namo, jau ką susitiksim rytoj, jau kai šokam, pisam niurką iš lėktuvo. Nu, tai vis dėlto, važiuojam į lobį. Tikliai, čia 3 persėdimus reikia daryti, žodžiu, varom į naktinį baseiną, dirba iki 10, tai trumpam kokiam kokteiliukui, kažkam. Pradėkime nuo šiaip apšvietimo. Ir pabaigime to, koks vaizdelis. Pirmas dalykas, vanduo pasaka. Antras dalykas, aš esu prisizūminęs, tai va dabar geriau turėtų būti. Antras dalykas, nebekaršta. Labai gerai su apšvietimu viskas ir viskas eilinį kartą virš fucking debesų, bet lauky debesų. Ir matosi daug, visko daugiau. Ir matome miestą, pizda. Sakykit jūs, ką norit, bet tai yra vienas gražiausių vaizdų iš baseino, kokią aš esu matęs. Labas rytas. Dabar yra 6 ryto, keliaujam į Uberį ir važiuojam daryti mirtiną šuolį su parašiutu.
I'm crawling around, searching for higher ground. See you next time. Tai grįžom po skydivingo, biški dar kojos dreba, ganėtinai nebaisu buvo, ziplainas yra buvęs tikrai baisiau. Toliau dabar ramybėlė, čilas ir keliausim kažkada į kitą viešbutį. Naujas Business Bay viešbutis su Skypoolu, tipo ten baisiau negu Adrės Skyview, tai pažiūrėsim, patikrinsim ir aš jums tikrai pasakysiu, ar ten yra baisiau. Šiandien yra paskutinė diena šitam viešbutį ir keliaujam į džimą. Džimas yra 7-3 aukšte ir sklinda gildai, kad ten labai gražus vaizdas. Tai biški ant tą kelio prasibėgsim, pasižiūrėsim, o rytoj keliaujam į Business Bay. Eilinį kartą atvarai į džimą gali va pasiimti cereal bar su tokiu mūsų proteinų šeiką gali iššauti. Tikrai labai motyvuojanti vieta sportuoti. Su tokiu vat vaizdeliu pro langą. Ir kai minėjau, rytoj varom į Lana Business Bay naują viešbutį. Ką, dar kartelį iki rytojaus. Taigi sveiki, nauja diena. Mes važiuojam į naują viešbutį ir va Dubajų va tokie va Uberiai tokie va taksi. Jeigu kažkam aktualu, M paketas, originalus, pagal VIN kodą sudėta. Žemė lapukas, galima taip išsijungi. Dieną turime Cam 3, važiuoja ir kaifuoja tokie va vaizdai. Taigi, esam lokacijoje. Pradėkime nuo to, kad šitas viešbutis prieš 5 mėnesius atsidarė. Mes paprašėm, kad paupgreidintumėm kambarį, ten į aukštesnį aukštą ir kad matytųsi Burj Khalifa. Mes 5 naktim čia būsim, tai vienai nakčiai kainuoja 1000 dirhamų, kad kainuotų, tai bendrai gautųsi čia apie kokius štuką 200 eurų, kad tą upgradą padaryti, bet kadangi mūsų čia pirmas apsilankymas, mūsų pirmas stėjus, tai mus pavaišino ir sultim ir upgradas visiškai yra nemokamas. Jeigu kažkas atvarysit į Dubajų ir jums reikia kažkokių ten patarimų dėl viešbučių, let me know, aš jums tikrai padėsiu su geriausiais kontaktais. Turiu draugelį, kuris gali jums pramušti vizą, mergą, mašiną, visą įmonę. Oba. Nu čia tipo, čia tai realiai, kai čia handwash koks brandas. Neparašyta koks brandas. Arba aš tiesiog šito brando nežinau. Tada, ką mes turime čia? Aišku, Beach Resort'e tam tai nedariau aš tenai tokio review, man rodos, bet ten ir nebuvo ką labai parodyti. Čia, kadangi, žinai, naujas viešbutis čia, taip. Kambariukas, lova, žurnaliukas, telikas, 4K visi bairina, šifkės uždėtos. Prašau vaizdą. Ir va čia toksai dar kartelį vaizdelis, mes čia matome jachtas, viską ir aišku turime ant stogo Skypoolą, Infinity Poolą, ne Skypoolą. Nu, va. Nauja diena, keliaujam į didžiausią prekybos centrą pasaulyje. Ar tenai pafilmuosiu kontento, nežinau, bet Dubajaus taksai, Mercedes-Benz S-Class, karoči, 2 minutes pick-up. Patikrinsim, kokie čia taksai. Thank you. Baisesnis, nu tipo, nežiauriai baisesnis Mersas negu mes turim, bet nu tau. Tikrai ne. Truputį. Porą ekranų papildomų. Ir važiuojam į Dubai Mall, pažiūrėsim tenai, nežinau. Taigi, esame lokacijoje, nežinau, ką galima parodyti, nes čia yra viskas. Eiti ir filmuoti viską, tai taip nelabai yra įdomu, nelabai turbūt yra aktualu. Turime žemėlapį ir čia visas yra Dubai Mallas. Čia rodo tau, kaip per visą čia pasaulį nuei. Taip, ir čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 aukštai, žodžiu. 6 aukštai ir čia belė kokios yra dydžio, belė kokio dydžio. Žodžiu, va laukiu maisto, valgai ir va toksai va čia balis vyksta. Dabar einam pavalgę į Maximą, į Dubai Mall Maximą. Tas kainas, jeigu kažkas domina, kainas reikia dalinti iš 4, bet kaip viskas gražiai yra sudėliota. Tipo, vapčia profesionaliai. Viskas, karočiai, nu, pizza, lygiai sudėta. Lygiai, viskas.
spalvos, surikiuotos, viskas sudėliota, nu, pizda yra. Kaip minėjau, ant kiek spalvos, viskas sudėliota, va, šie. Niekas niekur, karočią, neišjudinta, viskas. Nu ką, ir dabar nežinau, ką susitiksim, ką toliau mes čia veiksim, ką dar parodysiu, bet dar kažką tikrai aš jums rasiu, ką parodyti, susitiksim kitą kartą. Labas rytas. Taigi, kaip ir minėjau, naujas šitas viešbutis, kitoks kaip pūlas, Dubajaus centre, daugiau dangoraižių matosi visko. Šiandien dar keliavom į Bybito ofisą, o čia jum vaizdelis. Nu, tikrai labai gražu. Po to keliaujam į Bybito ofisą, pažiūrėsim, ką Bybitas gero, sumušim pelekais, pašnekėsim ir po truputį mūsų kelionė kaip ir eis į pabaigą, aš taip galėčiau sakyti. Daugiau nežinau, jaučiu Bybitas bus paskutinis mūsų checkpointas, bet dažniausiai Bybitas man kažką pasako tai, ką jie pristatys. Tai paskutinį kartą, kada buvau, jie pristatinėjo copy tradingą savo partneriam, tipo, kad toks tai bus dalykas, dar nebuvo jisai išėjęs. Tai, kad žiūri iki galo šitą vlogą, turbūt sužinosite kokios spicy geros informacijos, o gera ir naudinga informacija gali padėti uždirbti daugiau pinigų. Tai iki pasimatymo, kada važiuojam į Bybito ofisą. Taigi, važiuojam į Bybitą, turiu jorės duonos. Nu, vežu šaikai lauktų, jorės duonos, lietuviškos jorės duonos. Paragaut. Pas pas jaučiu, tokių dalykų nėra. Bybito formulė. Please don't touch. Taigi, išėjau iš ofiso, naujienų tikrai yra. Pagrindinės naujienos, kad kviečia į Singapūrą, į jachtą. Tenai bus, karočiai, influencerių kovos, ten kur beefina jie su kripto, tarkim, kripto influenceriai. Ir ten, pavyzdžiui, yra bičas MM kripto ir ten jisai beefina su kažkokiu biču iš Twitterio ir jie ten, karočiai, kovos iki mirties. Nu, žodžiu, tenai papildomas kontentas. Iš viso, dabar mes iš čia skrisim į Maldyvus. Ir tada iš Maldyvų turėjom atgal į Dubajų, bet bandysiu suderinti, kad iš Maldyvų skrendam į Singapūrą. Čia, žodžiu, nusimato kelionė didelė ir nežinau, šaika, ar dar kažką aš jums čia parodysiu, jeigu ką, dar parodysiu kažką, bet jeigu ką, tai iki kito video vlogo, o kitas video vlogas bus iš Maldyvų, o po Maldyvų bus Singapūras, tikiuosi. Iki.